Čia yra mūsų komforto zona. Kas yra komforto zona? C, komfort, aš taip pokušiu. Komforto zona yra, vat kaip aš kai kalbėjau, aš galiu niekur neiti, aš galiu niekur nedaryti, man čia taip yra gerai, aš pavalgęs, aš pamėtojęs ir taip toliau. Tačiau ką mes tuo pasiekėme? Ką mes tuo pasiekėme? Ar Billas Gatesas įkūrė Microsoft nieko nedarydamas? Ar jisai nesistengia, ar neėjo per savo pažįstamus? Ne, jisai ėjo ir kažką darė. Jis išlipo iš šitos zonos į, čia yra learning zone. Mokat visi angliškai, jo? Yeah. Gerai. Learning zone. Tai yra, mes jau jaučiam nerimą. Išėję, iš čia mes jaučiam nerimą į mokymosi zoną. Tačiau dėl ko jinai vadinasi mokymosi zona? Dėl to, kad mes joje mokomės. Paprasčiausiai mes sužinome, kaip mes jaučiamės išėję iš savo komforto zonos. O čia jau yra pavojimų zona, jinai nėra labai gerai, kai mes perlipame ir mokymosi zoną ir mes einame daryti nesąmonės, pavyzdžiui, daužyti langus ir taip toliau, čia yra pavojimų zona. Galima Hamletą.